Sveiki visi, džiugiai pranešu, kad mes šiandien debiutuojame, tai yra laida, tinklalaidė Futbolas viena koja su Nerijumi Kesminu ir iš karto turėsiu truputėlį atsiprašyti, mūsų planai taip susivėlė, Andrius Tapinas žmogus užsiėmęs ir mes turėjome pakeisti pirmąjį svečią, bet aš nemanau, kad tai yra minusas pačiai laidai, mes turime nuostabų prelegentą šiandien, tai yra Liutauras Varanavičius, vienas iš 6 legendinių Lietuvos futbolo federacijos prezidentų, nes jūs visi legendiniai, aš taip galvoju. Apie tai dar pakalbėsime, aišku, laidos metu ir šiandien mes nieko neviniosime į vatą. Vata Lietuvoje turi šiaip ką veikti, ten kitokį sintetinį ar medvilnės gaminį, tiesiog kalbėsime kartais aštriai, kartais tiesiog paprovokuosime. Pašnekovą viso to šiandien bus. Tiesiog klausime taip, kaip pašnekovą paklaustų žmogus iš Ąžuolų Būdos, Balbieriškio ar Kapčiamės turi ką veikti, jam futbolas irgi negalvoja dabar. Bet kuriuo atveju, šiandien mes sveikiname su Liutauru, sveikas Liutaurai. Ir mūsų X faktorius Marius, kuris galbūt ir nustebins ko nors. Gal būsiu aš tas iš Kapčiamėšio, nes futbole irgi viena koja tik tai. Va taip ir bus. Liutaurai, o aš tau esu sakęs, kad iš 6 legendinių futbolo federacijos prezidentų tu esi mano mylimiausias. Ne, to nesakei. Eik tu, sakau dabar. Nes iš tikrųjų taip, pripažįstu, kad yra būtent taip ir pradedam gal nuo to. Liutauras Varanavičius šiandien, kiek suprantu, nelabai toli nuo futbolo. Ne, visai toli nesu, bet čia tik tai pataisysiu, kad nelabai didelis skirtumas. Tapinas yra mano dabartinės žmonos pirmas vyras, aš paskutinis. Tai... Čia Marius turėjo tokį klausimą. Tai kaip ir čia toks pakeitimas. Ai, tu paskutinis. Okay. Tai va, tai čia manau taip, o šiandien aš labiau grįžau galbūt į bankininkystę ir su futbolu daugiau susijęs tiek, kad bandau per bankininkystės pusę padėti savo kolegom pažįstamiems, tie, kurie futbole daug metų kažką statė ir realiai vienas iš paskutinių tokių turbūt didesnių projektų, prie kurių teko prisidėti, tai Pafoso klubo pastatymas ir Kipro ta futbolo kūryba, ką padarė ten žmonės. Tai man teko ir su finansais, ir su jų dabar jie kūrė tokią labai įdomią platformą klubo valdymu. Tai kaip tik tenka prie to šiek tiek pabūti, bet kad taip aktyviai daryčiau kažkokius futbolo veiksmus, tai nebėra. O kas ką susiranda? Pafosas, tai ten toli. Ne, tai mes su Romanu, Dubovu, kuris yra, mes pažįstami gal 15 metų, jisai kažkada buvo mano konkurentas, jis buvo Snoro taryboje, aš buvau Ūkio banko taryboje. Du geri bankai, absoliučiai. Bet jis nupirko Portsmuto klubą, jisai valdė daug įdomių futbolo projektų, tai teko nemažai bendrauti ir visą laiką taip pasišpilkavodavom, o po to, kai prasidėjo tas Kipro projektas, jis šiek tiek mane įjungė tenai, kad padėčiau su finansų struktūromis, kadangi aš gerai pažinau Kipro federacijos prezidentą tuometinį ir vykdomo komiteto narį. Tai aš manau, kad tu federacijų prezidentų pažįsti ne vieną. Tai realiai ten šiek tiek reikėjo, ypač kai ateina nauji žmonės į naują šalį, tai visą laiką tos svetimus engia tie, kurie senai tame futbole. Pirmą provokaciją pasiruošęs? Romanas Dubovas, aš turiu vieną draugą, kuris jis nėra vatnikas, bet jis žiūri rusišką futbolą ir aš gal tokių draugų neturėčiau turėti. Bet, kaip, netgi įdomu pačiam, nereikia žiūrėti rusišką futbolą, kad žinotum maždaug, kas ten vyksta. Tai jis man ten sudėliojo ir apie Romaną Dubovą, ir apie Sergejų Lomakiną, sakė, čia visiškai rusiškas kapitalas. Kai paklaustų kolega Vaidas Čeponis, tavęs kaip po atgimimo aktyvisto, buvote toks jaunystėje, girdėjau. Taip. Liutaurai, ar jums negėda? Man negėda, nes vienas dalykas, Romanas pats jo tėvai yra iš Bučios. Ir kai prasidėjo karas, man reikėjo kokį mėnesį laiko jį ištraukinėti iš visiško, Zapojaus. Nes žmogui... Zapojus yra, kai žmonės geria. Jam buvo taip blogai, nes jis sako, aš tiek metų dirbau su rusais, ką jie daro su mano giminėm. Ir tai buvo ne ta situacija, kur žmogus būtų buvęs kažkoks už Putiną ar panašiai. Ta prasme, taip pat ir su Lomakinu. Lomakinas jau 20 metų negali į Rusiją grįžti, nes iš jo atėmė ten daug turtų. Valstybės šnipas. Jo, ir realiai
nežinau. Ta prasme, nei vienas iš jų niekada negirdėjau, kad būtų palaikęs kažkiek tai tą agresiją ir tą karą, kurį tas Asilas padarė. Tai aš manau, kad šitoje vietoje man tikrai negėda. O Tas Asilas yra Vladimiras Putinas. O tai, kad jie turėjo biznį su Rusijos, kad turėjo biznį su tai, manau, kad tiek, kiek jie investavę yra į tas šalis, į tą patį Kiprą, į tą pačią Latviją, tai vis dėlto parodo, kad tai yra ne tie žmonės, kuriem yra interesas uždirbti iš mūsų, o yra atnešti kažką. Tai. Dar pabūnam biškį Kiprė, nes įdomu mentalitetas, kur Lietuvoje verslė daugiau apgaudinėja ar tenai bando apgauti. Ten apgaudinėja daugiau ir ten iš viso yra valstybė tokia, vietiniai nedirba, tinginiai iki beprotybės, ten turėti vietinių darbuotojų yra neįmanoma, tai ten dėl to natūralu yra, kad važiuoja daug iš to buvusio sovietinio pasaulio, nes jie vieninteliai gali ten dirbti. Nes ta prasme vakariečiai ten nevažiuoja dirbti. Važiuoja gerti. Važiuoja gerti, jo, o pati vietinė kultūra, tai rasti tokį patikimą, gerą partnerį, kiprietį yra tikrai sunkus užsiėmimas. Tai gal, kaip sakoma, mums iš tos vidurio rytų pusės lengviau tenai biški, negu atvažiuotų vakarietis ir pabandytų. Aš nežinau, ar mums lengviau, bet ten labai daug yra lietuvių, ypač kas dirba su informaciniam technologijom, su bankais, tai dirbančių ten yra tikrai labai daug ir ten sutikti lietuvių pakankamai dažnas dalykas. Netgi nepaisant to, kad Jankauskas futbolo ten nebežaidžia. Aš nežinau, kiek lietuvių ten surištų su Jankausku, tie, kurie tenai šiuo metu yra, bet realiai futbolą ten didelis yra uždavinys žmonės į futbolą atitempti, jeigu klubas yra naujas, jeigu kas, bet po to, kai jau jį atitempė, tai fanai jie yra tokie idėjiniai ir amžini. O grįžtam prie tavo prezidentavimo laikų? Laisvai, kokia problema. Nuo 2000 iki 2012 Liutauras buvo federacijos prezidentas ir turbūt 2000-aisiais tu pirmą kartą ir pareiškai, kad mes po 8-10 metų žaisim Europos pasaulio čempionate. Aš kiekvieną kartą tą pareikšdavai periodiškai. Aš kiekvieną kartą iš karto reaguodavau pamfletų kokį nors, kur rašydavau, kad tai yra nesąmonė ir kad prezidentas dvasios ligonis. Klausimas toks, ar tu iš tikrųjų tikėjai, kad mes galim tą padaryti per... Tai aš tikėjau iš principo tuo, kad galima pasiekti dirbant kryptingai. Aišku, pirmi 3-4 metai buvo žiauriai sunkus, nes realiai buvo ne tai, kad nulis, tai buvo toks minusas gilus, kad ten apie jokį kryptingą darbą kalbėti net nebuvo galima. Realiai tik gal nuo 2005-2006 metų pradėjom daryti tuos darbus, kuriuos reikėjo dar 15 metų daryti, kad rezultatas būtų. Tikrai. Bet kadangi, kaip ir viltis buvo ir ta klubo asociacija po truputį kažkaip tai gimdėsi. Nes realiai futbolas gali žaisti čempionatą tik tada, kada yra gera klubinė sistema. Jeigu nėra klubinės sistemos, tai federacija gali ką nori daryti. Nepadės ir niekada neturėsim iš ko žaisti. Tai vat, kadangi aš netikėjau, kad ta senoviai karta futbolo ir ten tie visi funkcionieriai, kurie taip mėgo tą valdyti futbolą, kad jie antiek yra neapkenčia klubų. Ta priešprieša tarp Kvedaro, Stankaus ir futbolo klubų buvo tokia baisi, kad realiai mes kaip tas stumtraukis vienas į vieną pusę, kitas į kitą pusę ir tol, kol darėm masinį futbolą, kol darėm vaikų futbolą, kol trenerius, kol aikštelę statėm, realiai per kitoje pusėje buvo viskas greunama. Tai jeigu būtų dirbę nuo pat pradžių visi kartu, jeigu būtų futbolo klubai, jeigu nebūtų tokios priešpriešos ten, kur naikinamas tas pats Breikštas sunaikintas, ar ten, ta prasme, kad ir ta pati Marijampolė, kuri iš didelės bendruomenės klubo tapo dar kartą Breikštas. Jo, ta prasme, tai tų klaidų buvo tiek daug bendrai visų mūsų. Tai kad realiai tas ir neįvyko, nes jeigu aš kažkaip tikrai 2001-2002 aš tikėjau, kad galima susivienyti, kada mes pradėjom ir rėmėjus atsivesti pagaliau į futbolą, kada buvo ir jaunimo geri rezultatai ir komandos po truputį atsirado tos jaunimo ir atrodė, kad tikrai bus. Ir po to, kai ir
pat, pavyzdžiui, 5-6 metai, kada ir Romanovo imperija ten stipriai užaugo, kai atsirado Romanovo imperiją mes dar tie kalbėsime. žaidėjai, kurie galėjo žaisti Hartsuose, kurie galėjo iš tikrųjų būti pamatyti. Tai jeigu nebūtų, ta prasme, to noro, kad viskas būtų po vieną stogų, tai manau, kad buvo įmanoma. Nesgi buvo momentų, kada netiek daug trūko, ta prasme, bet aišku, kad situacija tokia yra, kad tam, kad tu vieną kartą sužaistum, tu turi pastoviai būti netoli. O šito pas mus iki šiol nėra. Tai... Iš to, ką aš atsimenu, kai mes buvom netoli, buvo turbūt tavo laikais buvo vienintelis atvejis, kai Jose Kusero, ne? Sužaidė tą ciklą ir fenomenas žmogaus, ar tiesiog kokios priežastys, kodėl taip staiga mes dugne, pakankamai padariuose pozicijose ir vėl dugne? Aš nesutiksiu, kad jisai labai daug ko pasiekė dėl to, kad visi nori visi atsimena pirmas 3 rungtynės, niekas neprisimena, kaip baigėsi. Tai, ta prasme... Bet nori, aš neprisimenu, kad mums būtų daužę kažkaip. Ne, bet jisai atėjo į paruoštą komandą, kuri buvo labai pasiruošusi ir jis yra žiauriai geras motivatorius. Ir tas jo užmotivavimas komandai leido bet paskui buvo rungtynės Islandijoje, jeigu neklystu, 3-0 pralošimas, ir tada ta motivacija staiga prasidėjo viduj kažkokie neaiškus konfliktai, tada prasidėjo visą krūvą tų futbolo specialistų kalbėti visiems, kad čia žiūrėkit, jis nestebuklas ir taip toliau, ir tada tas bendras klimatas pasidarė futbolo bendruomenį, ne su žiūrovais, bet futbolo bendruomenį tos, kad realiai jisai sugriovė iš vidaus tą komandą, nors žaidėjai lyg tai palaikė trenerį, bet buvo labai daug povandeninių srovių ir buvome priversti. Aš vėlgi girdėjau tam kontekste apie Stankų pirmiausia. Tai kiek? Šalia Romanovo, kiek ten buvo dar tų, atsiprašau, siurbelių, kurios kapsėdavo jam jausį ir panašiai. Bet kalbant apie Jose, aš tikrai gerbiu jį kaip žmogų, kaip idėjinį. Vienintelė problema, jam tikrai sunku būdavo ilgai laikyti komandą. Kiti metai su Lokomotyvu parodė totaliai panašią situaciją. Kai buvo labai stipri pradžia ir po to taip pat rusai turėjo jo atsisakyti, nes jisai nebuvo ilgos distancijos treneris. Ir man tie patys rusai pasakojo, kad labai gerai sugeba save parduoti. O tą patirtį, aš dėl to šitoje vietoje nenorėčiau sakyti, kad tai buvo vienintelis. Man, pavyzdžiui, tie darbai, ką Liubinskas padarė su rinktinė, kai sutvarkydavo iš tikro visiškai išbalansuotą tą rinktinę per kažkiek tai tų rungtynių paruošdavo juos ir taip toliau, kartais irgi atrodė pakankamai įspūdingai, nors gal aš tuo metu taip nevertinau to. Gerai, pažaiskim melo detektorių. Tavo karjerą prezidento poste visada lydėjo šleifas tas, kad tu esi Romanovo kišenė arba tau ant galvos sėdi Kvedras. Tai yra tuo metu, kai jis buvo generalinis sekretorius. Tiesa ar melas? Tai dabar pirmas dalykas Romanovas. Aš dirbau oficialiai pas Romanovą iki 2009 metų. Tai federacija man atlyginimą iki 2008 nemokėjo nieko, nei centų. Mano atlyginimas 8 metus? Taip. Okay. Ta prasme, aš mokėjau iš ūkio banko. Jis Strasbūrės greipsi dėl to? Kad ir maždaug kokia apie 10 milijonų eurų ūkio bankas yra investavęs Lietuvos futbolo ištraukimą. Tai realiai natūralu, kad jeigu kažkas tai moka, tai tu klausaisi tos, ta prasme, užsakymo, ką jis nori. Klausimas, kiek tau gali leisti to klausytis. Nes kai jau 7 metais prasidėjo tos nesąmonės su ekrano šalinimu, man paprasčiausiai, aš nesutikau žaisti tą žaidimą toliau. Ir ta prasme, tada prasidėjo mūsų konfliktas realiai su Romanovu. Tai dėl Romanovo. Dėl Kvedaro yra taip, turbūt pirmus 4-5 metus, kol aš buvau, Kvedaras iš viso žodžio neturėjo. Mes pasidalinom... Nes buvo Romanovas? Jo, nes buvo iš dalies Romanovas, bet iš dalies buvo tai, kad Kvedaras, jis ten Europoje nesigaudė visiškai nieko.
su kuo ten ką kalbėtis ir ką daryti, aš turėjau ten visur autoritetą. Kalbėsis, kokia kalba pirmiausia. Vokiškai, šiaip jis kalba. Vokiškai beje, taip. Tai ne, jis turėjo, žinokit, turėjo senų tų kontaktų, bet tai būdavo visą laiką ne tas, nes, žinai, mano darbas ir su Platini, ir su visais, jis turėjo sėdėti ir tylėti. Realiai jisai pradėjo kelti galvą rimtai su Stankum po 2007-2008, kai aš susikoncentravau, kai aš, ta prasme, palikau Romaną ir susikoncentravau ties tikrai konkrečiai UEFO's darbu, UEFO's vykdomuoju. Tada mano klaida, aš apleidau čia, nebeliko kontaktų rėmėjų ir jie susistatė savo visą hebrą visur, kur galėjo, ten treningų ir tašių dalybų principų. Šitas yra kertinis visada Lietuvos futbole. Bet kiek dar tos hebros likė dabar? Visi. Niekas nepasikeitė Oficialiai ir Lietuvos neoficialiai, futbole taip, nuo taip. Kvedaro laikų. Galim kalbėti, ką norim, niekas nepasikeitė. Ta prasme, tai yra tie patys žmonės toliau valdo, gali būti skirtingi veidai, bet realiai niekas nepasikeitė, lygiai taip pat klubai yra neremiami, lygiai taip pat yra jaunimo futbole tas pats bardakas. Aišku, neįmanoma sustabdyti to augimo, kuris ateina iš privačių akademijų, žmonių, kurie realiai, tokie kaip Šernas, kaip ta prasme, kur ta patys Žalgirio jaunimo akademija dabartinė, jų nesustabdysi. Bet bendrai, kas vadovauja, kas čempionatus organizuoja, kai bandžiau prieš kokius 5-6 metus pakalbėti su jaunimo ten to vadu, sakau, kaip jūs darote, jūs 8 metų vaikus pastatote didelius vartus ir duoda sušaudyti 30 įvarčių. Kokiam nauda iš to, kad iš vartininko atima kamuolį ir iš karto įspiria? Tai čia taip turi būti, čia taip, ta prasme, nes reikalinga tokiam... Anderlechto programa tai jau, žinai, tai čia Anderlechto, tai čia anekdotas, Anderlechto anekdotas čia vadinasi. Tai, žinai, viskas gerai, tegul, ta prasme, žinai, man labiausiai vis tiek, tol, kol nepasikeis klubų mentalitetas ir tol, kol neatsiras klubai su kiaušais, kurie galės atsistoti ir pasakyti federacijai, žiūrėk, jūs mūsų pinigus skirstot. Mūsų, ne, UEFO's. Tai skirstom kartu. Tai va tada ir pasikeis situacija. Ir aš kiek kartų tą bandžiau, kad atsijungti nuo to Kvedaro Stankos, sukurti tą asociaciją, sukurti tą prasme, bet ką. Visą laiką pas mus lietuvis yra toksai proras. Aš galiu geriau susitarti. Ką man ten, žinai, kovoti, aš nueisiu tyliai, pas Humelį susitarsiu, pas Kvedarą susitarsiu, pas Stankų susitarsiu ir viskas bus gerai. Pas Humelį nepasnaika vis tiek, ne? Ką? Pas Humelį nepasnaika vis tiek. Tai aišku, o kur Naikas? Kur Lietuvoje Naikas? Ja, tai patogu privažiuoti prie Humelio. Kiek klubų su kiaušais dabar matė Lietuvoje? Jeigu 0, sakyk 0, mes patikėsime. Ne, aš kol kas tikiu, kad Vilniaus Žalgiris yra tas, kuris gali būti skaitomas su kiaušais. Aš nesusigaudau kitų, ta prasme, šiaip man kai kurie yra nesuprantami, aš nežinau, ar tai yra ilgalaikiai projektai, ar tai vienadieniai projektai. Kauno Žalgiris, tarkim, kaip ir suprantama. Kauno Žalgiris tai yra Kauno federacijos tema, tai čia nieko čia. Okay. Nebuvo apie tai pagalvojęs? Ten yra, žiūrėkit, ta prasme, kodėl futbolo federacija Kauną išvažiavo? Kodėl? Geografiškai patogiau? Aha, turbūt. Humelis arčiau. O tavo versija? Ne, man aš neturiu versijos, aš tik tai jūs, man atrodo, kad faktai jau kalba daugiau už, nereikia, ta prasme, jokių. Aš tikiuosi, kad man gražu, kad Kauno futbolo, kad Kauno Žalgirio krepšinio komanda nusprendė investuoti į futbolą, pasidaryti akademijas, surinkti neblogus vaikus, kad pagaliau yra suprantama, kad aš nežinau kiek šiais metais, bet pernai, kiek aš suprantu, iš UEFA Kauno Žalgiris gavo daugiau negu iš Eurolygos. Tai manau, kad jie supranta ir naudą, ir mąstymą, bet šiandien mes vis tiek matėm, kiek paramos Kauno Žalgiris turi iš federacijos ir ta prasme tai yra pakankamai akivaizdus dalykai. Krepšinio federacija irgi persikėlė į Kauną. Tai krepšinio federacija, kad persikėlė į Kauną, tai čia. Visada buvo Kaune, jeigu ne fiziškai, tai bet kuriuo atveju.
klubų, grįžtant prie klubų, vėlgi tai yra iš esmės tas logiškiausias modelis ir labiausiai įprastas modelis. Klubai yra lyga. Taip. Federacija yra atskiras dalykas. Tai yra, Nu taip turėtų būti. taip turėtų Rinktinės būti. ir taip toliau. Nu, Lietuva iš esmės niekada neturėjo lygos. Mes čia galim vaidinti, ką norim, bet tai buvo lygiai taip pat už virvučių tampama tų pačių stankų ir whatever. Tai yra tų žmonių, tai yra iš esmės federacijos, nes kitų pajamų šaltinių jie kaip ir nesugeneruoja. Kodėl? Nesugeneruoja, nes yra visą laiką renkamasis variantas, kad reikia turėti kažkokį savą su savais interesais. Nu, aš prieš kelis metus bandžiau Navoiną išaiškinti apie Baltijos lygą ir aš supratau, kad jam visiškai nėra jokio intereso, kad būtų daugiau pinigų futbole klubiniam, nes po to, kai mes pakalbėjom apie 10 milijonų investiciją galimą į Baltijos lygą ir klubus, jis pasirašė su Top Sportu už 200 000 kontraktą, vos ne už savaitės po mūsų pokalbio. Buvo vienintelis prašymas duoti leidimą pakalbėti su UEFA, nes Latvijai prašė, nes Latvijai visi klubai buvo susivienyje, kad nori su UEFA pakalbėti dėl to Baltijos lygos turnyro. O iš Navoinos net negavau patarimo paklausti UEFA. Čia to metu, kai jis buvo lygos vadovas. Tai ta prasme, aš nematau čia šitoje vietoje jokio to lygos organizavimo remiantis tuo, kad tu darai profesionaliai, nes mes turime geriausią pavyzdį - Latvijos lygą, turime prezidentą, kuris realiai gali bankininkui rodyti skaičiais, kaip ta lyga progresuoja, kokie yra jo matomumo rodikliai, kaip žmonių, kaip pinigai ateina, kaip rėmėjai ateina. Jis ten, kai daro prezentaciją, kokiu 40 puslapių, tai visi valandai išsižioja, klausosi viso Europos lygose. Tai vat tas žmogus, kuris vienas profesionalas padarė stebuklingus dalykus Latvijos lygoje, aišku, rinka mažesnė, bet nu, jis buvo atvažiavęs čia ne vieną kartą į Lietuvą, bandė kažkaip prisibelsti, kiek žinau. Bet nu, žmonės visi po jų susitikimo su jais labai pakilėtai kalbėdavo, bet niekas nenorėdavo nieko daryti. Tai aš tos nesuprantu. Baltijos lygą mes turėjom tavo laikais, buvo visiška klounada. Ar nebūtų buvę taip pat tai naujai lygai, jeigu? Ne, tai pirmas dalykas, mes turėjom draugišką turnyrą. Ne kažkokią tai, ta prasme, turnyrą, kuris turėtų kažkokią tai naudą. Noras buvo, jeigu jisai klubai būtų irgi norėję, tai būtų galėję turėti, nes realiai po truputį jau pradėjo rėmėjai žiūrėti ir taip toliau, bet po to, kada klubai patys numetė, nežiūrėjo rimtai, tai žinai, nu nepriversi, jeigu jų nenori. Šiuo atveju yra pakankamai konkretus verslo planas, kuris yra su konkrečiais rėmėjais, su konkrečiam idėjom, kaip tai galima padaryti. Yra preliminariai apkalbėta UEFA, kad gali būti papildoma motivacija, papildomos vietos Europos taurės čempionui ar ten vicečempionui lygos. Tai manau, kad tai būtų didelis pliusas, bet kiekvienas turi pats apsispręsti, ar to nori ar nenori, nes ta prasme UEFA yra suinteresuota, kad tai būtų. Nes jiem reikia, kad kuo mažiau mūsų tie klubai tiesiog įlystų ten ir maišytų tiem dideliam klubam, o mums reikia tarptautinių varžybų. Tai aš nežinau, kas geriau yra. Ar geriau yra vieną kartą per metus sužaisti su kokia Pragoslavija, ar ta prasme, ir iškristi, ar ta prasme vis dėlto žaisti pastoviai rungtynėse, kur taip kaip Kaune galėtų būti po 8 000 žiūrovų. Nu, po 8 000 nebus, bet tarkim. Nu, vėl. Grįžtam prie to, Andrius Tapinas įrodė, kad galima. Už rankučių jis netvedė stadioną žmonių, tai reiškia, kad reikėjo labai menko papušinimo, reiškia, kažkas kažko nepadarė. Žalgirį, tarkim, tu žiūrėdamas į pastarojo meto Žalgirį, vėlgi aš kalbu apie Vilmą Venslovaitinę, kurią tu irgi turbūt neblogai pažįsti, nes kaip ir tu Romanovo mokinė, kaip tu įvertintum tą Žalgirį to laikmečio. Nuo pradžios iki pabaigos, nes tai buvo įvairių dalykų. Ten buvo turbūt kai kuriais aspektais buvo, kai kuriais laikotarpiais, gal neilgais, bet buvo net ir gerai.
Nu, kadangi aš buvau vienas iš pirmųjų dalininkų, kuris investavo į tą Žalgirio atkūrimą ir gana ilgai buvau dar tas dalininkas, prieš kokius 3 metus po 2-3 metų pardaviau. Ką pardavai? Ne, tai aš paprasčiausiai aš jas paskolinau kaip pinigus Vilmai, kad jinai galėtų pasileisti ir tada jinai iš manęs atgal išpirko, ta prasme. Tai čia nebuvo tai, kad aš komercinis interesas. Tai paprasčiausiai aš tik tai patikėjau tuo projektu ir manau, kad tai tam reikėjo padėti ir tikrai nebuvo jokio čia kažkaip tai interesų konflikto, nes realiai nieko tas Žalgiris negavo geriau pirmuosius metus, jiems buvo net sunkiau turbūt toje lygoje išsisukti, bet pati idėja, aš žinau Vilmą, žinau Mindaugą, žinau jų atsidavimą ir to pačiu fanus, kurie žinojo tą, tai aš manau, kad tol, ypač kol Mindaugas buvo tenai aktyviai prie sporto vadybos, aš įsivaizduoju, kad mes tokio lygio sporto vadybininko tikrai neturėjom Lietuvoje, tai viskas ten turėjo iš principo būti teisingai. Po to, kai jie išsiskyrė ir ta prasme, pasuko skirtingais keliais, tai aš manau, kad pradžioje Vilma gal dar normaliai, bet po truputį ateina žmonėms tas laikotarpis, jeigu tu esi vienas ir neturi su kuo tartis. Tai... Arba nenori tartis? Na, nežinau, aš vidaus nežinau, nes aš nebuvau tuo metu niekur ten viduj, tai negaliu sakyti, kaip ten buvo, bet iš šono matėsi, kad žmogus yra vienvaldis vadovas ir aš visą laiką sakydavau, kad ar tai būtų bankas, ar tai būtų įmonė, ar tai būtų bet kokia grupė, ar tai būtų futbolo klubas, ten, kur yra vienas vadovas, ilgai gerai nebūna. Trumpo sindromas, gerai. Tai man dėl to labai lengva yra suprasti Trumpą po Romanovo, šitas, ta prasme, kaip sakyt, senatvinis marazmas, jis labai akivaizdus yra. Paminėjai Romanovą, pats prisiprašai dabar. Tai aš tai negaliu šito atsikratyti, tai man nereikia šito ir atsikratyti. Čia gal šviežiausia aktualija, Harcai žaidė su Celticais, už ką buvo? Kas per klausimas? Galvau, kad numirsiu aš per tas varžybas. Tai tavo širdis barnė? Tai aišku. Tai aš ir su visais dar ten susirašiau, mes tiek ten turime labai nemažai ir žurnalistų futbolo, kurie ten atsimena mus. Kurie Romanovo laikys man skambindavo 6 kartus per dieną ir sakydavo, ką šitas idiotas daro. Nu, tai natūralu. Aš škotiškai išmokau, žinok, bet tuo laikmečiu. Iki tol škotų nesuprasdavau, visiškai dabar lengvai susikalbėčiau. Tai va, tai Harcai yra, bet kas baisiausia, kad praėjo tiek metų, o Škotijai niekas nepasikeitė. Toliau teisėjai dirba į vieną pusę ir ta prasme, tos tiek... Į vieną ar dvi? Ten... Galima sakyti, kad dvi, bet tai yra Old Firm ir Old Firm, tai yra viena pusė. Yra Old Firm ir yra kiti klubai. Tai vienas yra labiau gal Celtico fanas, kitas yra... Vienas katalikas, kitas presbiterionas. Tai, bet aš manau, kad to naujojo sporto vadovo atėjimas į Harcus parodė, kaip Tony Breen, jo, Tony, kur Brightoną ištempė. Gerai, aš žinau, kas jis. Jo, tai va, nes jisai čia Harcus padarė per metus, realiai su minimaliu biudžetu. Ten vis tiek klubo fanai valdo didelę dalį akcijų, bet ta prasme, vat ką reiškia gera selekcija, parinkimas ir leidimas treneriui daryti darbus. Realiai komanda iš pernai metais vilkosi vidury, šiemet tapo beveik čempionu. Ir turėjo tapti čempionu. O šiaip Lietuvoje pritaikomas tas modelis, kad fanai valdytų klubą? Ar įmanoma? Aš nežinau. Mano supratimu pats geriausias valdymo modelis, kokį aš esu matęs, tai buvo pačioje pradžioje Marijampolės Sūduvos, kada buvo visa bendruomenė miesto, realiai visi klubo... Čia prie Murausko, ne? Jo. Ne, prie Breikšto. Prie Breikšto. Breikštas subūrė tą bendruomenę, Murauskas buvo ten dalis, ta prasme, jinai buvo idealiausia. Nes faktiškai visos beveik įmonės dalyvavo, savivaldybė dalyvavo, visi norėjo padėti ir visi turėjo žodį. Ir ta prasme, ir tuo pačiu nelyzdavo į tą veiklą, kuri nesupranta, bet kovodavo visi ir spręsdavo visi. Ir kai reikdavo dasimesdavo visi. Tai mano supratimu čia yra geriausia. Toliau yra visokie miksai geri, gali būti jų daug. Garždai kažką panašaus yra. Garždai buvo taip. O, tarp kitko, su Dainium irgi neseniai buvom susimatę, tai grįžot
irgi atgal ir labai manau, kad Gargždų bandys tą patį, kiek aš suprantu, modelį atkurti. Tai va, dar vienas klubas su kiaušais. Dar vienas klubas su kiaušais, okei. O pirmaujantis klubas su kiaušais ar ne? Nežinau, aš pavyzdžiui atvirai pasakysiu, manau, kad čia 90% futbolo fanų yra visiškas netikėtumas. Daugiau gal netgi. Šitas ir aš stebiu, nes kaip ir mano vienas auklėtinių, kurį aš padėjau į Kiprą išvežti patobulėti, ten nuėjo žaisti. Tai kaip? Kuris? Nikita Pavlovskis. Tai realiai man tikrai yra nuostabu žiūrėti ir gražų žaidimą daro. Bet aš klubo vadovybės nepažįstu, nežinau, kaip viskas organizuojama, tai nieko negaliu apie juos atsakyti iš viso. Grįžtam prie Romanovo ir atšokom truputėlį nuo futbolo. Čia man šitą istoriją yra gerai žinoma iš tamstos lūpų. Papasakot, kaip jūs iš Romanovo geriausią Lietuvos šokėją padarėt? Va čia buvo modelis. Ne, tai čia buvo paprastas modelis, tuo metu galima buvo balsuoti kiek norėjai, tai nupirkom daug SIM kortelių ir prabalsavom visas banko darbuotojų kolektyvas. Man tik tai pikčiausia buvo, kad kažkada jau, kai mes buvom visai susipykę ir netyčia sutikau aš į lėktuvę į Maskvą ir jisai man pradėjo pasakot, tugi atsimeni, kai aš laimėjau šokių tą. Aš sakau, Vladimirai, tik būkit žmogus, man tik nepasakokit, kaip jūs laimėjote. Tai va tą. Nes tu geriau žinai. Aš, kaip sakyt, turėjau darbo, bet ne aš turėjau darbo, dirbo, aišku, banko darbuotojai, man ten reikėjo tik tai, kaip sakyt, nurodymus duoti, bet aš galiu kitą dalyką pasakyti, kad Lietuvoje labai daug tų konkursų iki šiol yra maždaug panašiai daromų. Ir kas yra keisčiausia, kad niekaip neišsimoksom, nepasimokinam iš to ir nenorim nieko keistis tuose dalykuose. Ir aš tikiuosi, kad nebuvo šiemet taip su tam Kirkorovo dainininkė, bet o kas galėtų paneigti tokią? Bet ta prasme, žinant, kokius resursus rusai turi galimybę mesti, tai nenustepčiau. Ten irgi beje pavadinimas turi lietuviškų akcentų, banga ir ranga. Lietuvišką futbolą. Aš netradau kelintais metais, tai įvyko Lietuvoje. Čia šiaip pratmušinis klausimas, galėjau pasilaikyti, nes jūs kur nors. Tai jau Facebook'e įdėjau pas save. Ai, okei, tvarkoj. Tai sufeilinai pats. Dabar nuo, sakykime taip, lietuviško futbolo tu kiek atitolęs, jeigu dabar paprašytų kas nors gelbėti lietuvišką futbolą, kokią poziciją save matytum? Aš tai iš viso pirmą dalyką, ko nesuprantu, tai nesuprantu tos žmonių baimės kviestis buvusius, nes, kažkaip tai Zimnicką visą laiką kviesdavau į varžybas ir net nejaučiau. Zimnickas 7 beje prezidentas. Tai nejaučiau dėl to problemos. Jeigu nereikia, tai nereikia. Per prievartą mielas nebūsi. O ką patart, tai, žinai, aš niekur aktyviai eiti tikrai nenorėčiau, nes, žinai, kai prabūni 12 metų ant bačkos, tai, nes koks yra federacijos vadovo darbas, tai tu gauti už visą šę, nes laimi tai žaidėjai, treneriai, ne prezidentas laimi, žinai, o gauna visus minusus prezidentas, tai, žinai, eiti tenai tikrai nesinorėtų. Jeigu kažkam reikėtų patarimų, paramos, galų gale grinai šiaip kritikos, bet žinai, kritikos mažai kam reikia, tai visi mes žinom geriau, kaip reikia daryti, tai lygiai taip pat, žinai. Bet Lietuvoje yra iš principo labai blogas dalykas, ne tik futbole, bet bendrai kultūroje mūsų, net ir politikos kultūroje, kad visi, kurie ateina nauji, jam nereikia buvusių patarimų. Nes jie visą laiką nori iš naujo viską savo klaidas padaryti ir aš dėl to net ir nenorėčiau čia, pavyzdžiui, patarinėti kam nors ir klubui, kuris naujai atėję verslo žmonės į futbolą. Tegul padaro visi savo klaidas. Nes problema turbūt yra tai, kad ir iš savų klaidų mažai kas mokosi. Nes reikia kokį, 10 kartų ant to pačio greblio užlipti, kol jau guzas taip skauda, kad jau pradedi kažką išmokti, žinai. Tai kas yra gerai, ką aš matau, nes dabar teko pernai metais beveik metus Šveicarijoje pradirbti, tai visi tenai jauni
verslo žmonės, jauni žmonės atėję, jie visi turi mentorius, kuriem bent jau dvigubai yra daugiau metų. Ten jeigu tau 30, tai tu 60 metį pasimsi mentorių, kuris realiai tau padės nepadaryti tų pačių, bent jau pasakys, kur tos klaidos galėtų būti. Bet čia jau reikia pakankamai gero išsilavinimo turėti, kad norėti mentoriaus. Tu į federacijos prezidentus atėjai, būdamas 30, ar ne? Ir tokiam amžiaus žmogui vėlgi buvo to šūdo krovimo pakankamai. Aš lyderio poziciją buvau. Kaip tu reaguodavai į tai? Mes žinom tą viešus tavo pasisakymus, o pačiam viduj. Tai viduj, tai aišku, kad žiauriai blogai reaguodavau, bet žinai, kas buvo tuo metu gerai, kad aš turėjau labai gerą grupę žmonių, kurie atėjo su manim kartu, atėjo į masinį futbolą, atėjo į visus tos ežio golus, kur Kvedaras vadinama Morfijus liaudžiai. Kodėl ne opiumas? Opiumas liaudžiai. Nesvarbu, opiumas liaudžiai, nežinau. Aš nenorėjau rusiškai sakyti frazės, bet... Jie ten apie narkotikus žino geriau už tave. Jo, tai manau. Tai ir tada, ta prasme, tai, ką mes darėm, ką mes dirbom su rėmėjais, kur buvo tas pats Karlsbergas, tas pats, ta prasme, ten kitos grupės, kurios realiai aktyviai ir važinėdavo kartu su futbolu ir rėmė, net ir pralaiminėjant ir panašiai. Tai šitas buvo gera. O kritika, ką žinau, aš galiu pasakyti tai, kad priiminėjau skaudžiai, bandydavau aiškinti, bet kadangi ne viską galėdavau padaryti, tai vienas dalykas, žinai, yra toks, tu matai tikslą, eini ir darai, ir žinai, kad jeigu padarysi, gal kada nors kas nors po 20 metų įvertins. O tas tuometinis iš karto, reikėjo, bet man UEFA žiauriai padėjo, darbas su Platini, darbas su tuo, ką mes darėme. Realiai, kai man 8 metais Platini leido pasiimti ir padaryti visą šitą piniginį revoliuciją rinktinių finansavime, tai realiai tai buvo mano projektas, kur man realiai vežė ir aš galėjau tuo užsiimti, nes tai nuo to, kad mes padarėm nuo 200 000 per metus iki 2,5 milijono po 2 metų ir mano išėjimo metu jau buvo minimum 2,5 milijono, dabar jau 14, tai ant to modelio. Tai ta prasme, aš manau, kad šitas buvo turbūt pats įdomiausias projektas, kuris pakeitė iš principo visą Europos rinktinių futbolą. Mišelis Platini dabar jau yra asmenybė vertinama prieštaringai, ką pasakytum, tu kaip ir žmogus, kuris pakankamai arti vienu metu, aš taip suprantu, buvai. Ne, tai kai jis atėjo, viskas visiems būna, žinai, ta prasme, kaip sakyt, valdžia sugadina, o ypatinga didelė valdžia dar labiau sugadina, tai realiai tai, ką darė jisai pačioj pradžioj, tai, ką darė beveik iki kokių 10 metų, buvo labai gerai. Jis labai daug ką dirbo realiai dėl mažų federacijų, dėl to, kad jos gautų tą, ką jisai pažadėjo per rinkiminę kampaniją. Viskas buvo gerai. Realiai pagrindinės problemos prasidėjo, kada jis nusprendė, kad jis nori eiti į FIFA vietoj Blaterio. Ir tada prasidėjo visiškai absurdai, nes Blateris, ta prasme, irgi ieškojo, kaip įkalti jam. Ir tada realiai jis pradėjo daryti tokius veiksmus, kurie nebuvo labai gražus. Ir mano vienas iš pirmųjų konfliktų įvyko tada, kai jisai man paaiškino, kad po to, kai airiai neišėjo į finalą prieš prancūzus. Ten, kur driblingą parodė Andrija. Ir aš sakiau, žiūrėk, viskas gerai, žaidėm su airiais, jeigu būtum su turkais ir turkai būtų ir tai teisėje būtų nušovę. Kaip tau atrodytų būtų. Nesakytum, kad čia football is life. Jisai sako, tai sako, mums nereikia tokių. Kaip telefonas? Jo, sako, pas mus nereikia tokių komandų kaip Airija, mums reikia tokių komandų kaip Prancūzija čempionate, kad pinigai ateitų į UEFA. Ir man tai buvo jau pirmas toks realus didelis šokas. O po to prasidėjo, kai jis pradėjo pasakoti savo politiką, kad jam reikia balsų, dėl to jisai nori, kad būtų vietoj jo ispanas. Prezidentas Angel Maria Villar, kuris buvo vienas iš labiausiai korupcionuotų ir teisėjų vadovų visos UEFOS ir FIFOS, kur visi žinojo, kaip ten reikalai buvo daromi, tai ir kuris paskui net kalėjime sėdėjo.
Tai realiai jam reikėjo, nes jisai man tipo gali Latino Amerikos balsus atnešti FIFA's rinkimuose. Tai, o aš buvau tuo metu didelis labai fanas ir iki šiol esu Olandų prezidento, kuris Ajaxo buvęs prezidentas ir buvo vykdomo komiteto Van Pragas. Aš galvojau, kad jisai, nes jis buvo turbūt vienas iš nedaugelio žmonių futbole, kuriuos aš Galvoju, kad futbolas sportas, ne? Kuriuos aš labai gerbiau dėl integralumo, nes buvo Turkijos federacijos prezidentas ir pirmas viceprezidentas FIFA's, kuris realiai buvo mano mokytojas, galiu sakyti. Ir Van Pragas turbūt buvo antras mano mokytojas, kurio aš tikrai labai mokinausi ir žavėjausi, ir man buvo labai gaila, kad Platini pasirinko tokį kelią. Ir realiai aš manau, kad tiesiog kelias, kurį jis pasirinko, ir privedė jį prie to, kas paskui buvo. O kaip ten vyksta? Pas mus tai viskas aišku, ten prie radiatoriaus pirakina dar kažką. Kaip tenai dėl balsų kovoja? Nacionaliniai metodai. Jo, Tai jis vyksta lygmeny. panašiai, ta prasme, vyksta įkalbinėjant, vyksta būriant koalicijas, žadant kažką, tai, pavyzdžiui... Arba duodant kažką tai iš karto iš piniginės. Ne, ten, nežinau, gal FIFA's lygyje ten, kur čempionatai tie buvo parinkinėjami, tai gal ten ir buvo tie dalykai. UEFA, tai, ta prasme, mažiau yra žmonių. Čia per daug visi viską supranta ir žino, kad tu galėtum... Mažiau žmonių, mažiau Barbadosų ir... Jo, ir vienas dalykas, antras dalykas, tau nereikia išimti kažką, tai tu gali, mums pažadėjo, mes surinkom šešias tada federacijas Vilniuje, ir mums pažadėjo labai paprastą dalyką, būtent tą mano projektą, kurį jis netikėjo Platini pats to projektu tikrai. Nes aš atsimenu, kai pirmą kartą aš jam pristačiau tą idėją apie centralizavimą marketingo teisių rinktinių varžybų, jis sakė, niekas nesutiks, nei vokiečiai, nei prancūzai, nei anglai, sako, tu čia kliedi. Aš sakau, tik duok pabandyti. Mes važiavom tuo metu iš po labai mūsų gražių rungtynių San Marine, kur sušalom ir buvo labai nuobodu, ir su juo 4 valandas iki oro uosto kartu mašinoje važiavom, ir kaip tik buvo atvažiavęs tas varžybas, nes norėjo balsų susirinkti. Tai jis man tada atvažiavo į Vilnių. Kabriolė atvažiavot, kad sušalot? Neatsimenu kokią mašiną, paprasta. Ir tikrai realiai po to jis atvažiavęs mums 6 pažadėjo, jis laimėjo 3 balsais, ar 2, neatsimenu. Tai tie 6 balsai daug ką reiškia. Ir mums, sakau, buvo pažadas ir jis tą pažadą įvykdė. Ir nors jis netikėjo pats to pažadu, bet po metų, kai mes jau pravažinėjom per visas šalis ir susitarėm beveik su visom didžiojom, tai jisai tada pats persišoko ir tada jau naudojo šitą kaip savo vėliavą. Tu kaip Žalgirio fanas išvykinis jaunystėje, klausimas toks, kiek turėjai vaizdo? Čia Mariaus tema, tai jis po to dar papildomų klausimų turėjo. Aš nedaug turėjau, aš gal kokius... Bet žinai, kas yra vaizdas? Jo, žinau. Aš buvau Minske, buvau tam Kijeve per 3-0 ir buvau... O Minske 2-7 tada? Jo, tas buvo, blemba, mane iki šiol turbūt skausmingiausias, kaip sakai, vaizdas. Ir buvom, galvoju, Černomoris, Odesos buvo, ne? Odesos. Tai, ta prasme, bet aš pakankamai dar buvau jaunas, tuo metu man 17, nelabai leido mama daug kur važinėti, o paskui aš nuo 88... Aš čia būčiau mama tais laikais irgi turbūt nedaug vaikų būčiau leido. Bet mes už tai bent jau kiekvieną rungtynės iš Kauno išvažiuoja ryte gerai pro alaus barą. Tau 17, no? Taip. Tai ką? Dabartinį Lietuvai nuo 20. Tai, kaip sakyt, čia jau... Taigi ne alkoholinė tais laikais. Ten buvo tarybinė valdžia, dabar mūsų valdžia, tai skirtingi įstatymus. Tu klausi, ko nors apie? Aš galiu paklausti. Paklausk. Paprasčiausiai iš tų laikų žargono fanų yra 4 dalykai. Sabaka, brisius, kaulas ir cirkas. Kas netinka į šitą draugiją? Protmušis prasideda. Geras. Brisius gal? Na, ne. Dar tada galiu taip pasakyti, kad visus tos dalykus galima sutikti Briuselį, pastaraisiais metais, bet tikrai ne visus Lietuvoje.
Nežinau, žinok, atvirai sakysiu. Sabaka ir brisius tai yra traukiniai, cirkas yra tramvajus, o kaulas yra Dainių Žalimas. Neteko susidurti tribūnai. Aš su Dainium, nes mes bendraujam nemažai, bet aš nesu su juo susitikęs tribūnoje. Aš ta prasme vis tiek mūsų Kauno ten ta hebra buvo atskira, po to mes labiau susimetėm su jaunaisiais liberalais visais, kur ten buvo Puklevičius, Steponavičius, Preikšas, vat šitie. Tai čia buvo mūsų kiti rateliai, po to galbūt tokie labiau, kurie eidavo vos ne po darbo su kostiumais į rungtynės ir su policininkais, aiškiai, aš iki šiol neužmiršiu, kaip Puklevičius su savo Steponavičius ir Puklevičius su diplomatiniais pasais išgelbėjo porą iš policijos rankų pietų ketvirtosios tribūnos fanų. Tai čia truputį labiau aš iš tos laikų tarpiu, nes tie tai man kol kas yra pakankamai netiek, aš neapsimesiu, kad esu iš tų labai labai didelių važinėtojų, kur visas rungtynės. Iki storo man labai toli. Bet susitikus pravardėm ar vardais? Sutiksi Žalimas, sakysi Darovkalas. Nu, ne. O Ingvarą? Ingvarą aš Ingvarą ir vadinu. Niekad storo nevadinau. Net ir kai bendraudavom ir ta prasme... Tai net ir aš jį Ingvarą vadinu. Grįžtant prie tavo politinės karjeros, aš taip, nedaug ruoštis reikėjo, aišku, bet taip peržvelgiu tavo biografiją. Faktas yra toks, taip ar ne, tu net rinkimuose į Seimą esi dalyvavęs. Taip, 2006. 96. 26. Tai buvo didžiausias, aukščiausios lygos Lietuvos rungtynių per mano rinkiminę kampaniją. Mes padarėme krūvą renginių. O tu vienmandatį? Jo, ir vienas iš renginių buvo rungtynės Kauno su Inkaru, kuriame buvo 15 000 žiūrovų Kauno stadione. Tai, prasme, 2006 metai, tai galbūt praeitas sekmadienis buvo antros po to. Nors Romaras sudarinėdavo. Tai galbūt aš Romaro tiek gerai neprisimenu. Jo, jeigu atkirstume 20 ir 21 amžių, tai turbūt rekordas, o šiaip turbūt ne visai. Tai va, tai aš dalyvau rinkimuose, bet aš taip visą laiką buvau prie kokių nors liberalių partijų. Tai kadangi pačioj pradžioje pradėjau nuo 88 metų, tokia buvo Sąjūdžio lektorių mokykla, kurią Abišalas su Butkevičium padarė, surinko tokius, kaip sakyt, žmonės, kuriuos savaitgaliais išmesdavo į kaimus pas bobutės, pasakot, kad reikia už Sąjūdį balsuoti. Tai ir ta prasme, kiekvieną savaitę varinėdavom po tos kaimus ir pasibaigė to, kad teko Visaginę, Tomas Sniečkoje kariniam dalinį rinkimus stebėti už Sąjūdį agituoti. Po to 89 metais įsikūrė Demokratų partija, tai aš buvau vienas iš pirmų steigėjų, kur Pečeliūnai darė. Tada suskilo ta partija į liberalią dalį ir į tokią antikomunistinę, tai ta liberalioji dalis su Radžvilo Hebra ir įkūrė Liberalų sąjungą ir nuo to laiko įvairiose liberalų sąjungose esu ir, kaip sakyt, vis tikiuosi, kad kažkada tai ir liberalai bus valdžioj. Eisi į politiką tada? Ne, aš į politiką tikrai neįsiu, nes ta prasme manau, kad tai yra darbas, kurį turi žmogus norėti daryti, Ir daug kompromisų su savim, turbūt, aš taip įsivaizduoju. Labai daug kompromisų su savim ir matyti tą visą dalyką, kada, nežinau, aš manau, kad aš jau per senas daryti tiek daug kompromisų. Tu senas, aišku. Gerai, pabaigai. Sureitinguokite, prašom, 6 legendinius federacijos prezidentus. Liutauras Varanavičius pirmas, toliau. Pagal įdirbį Lietuvos futbolui. Geras klausimas. Tai pasiruošiau. Nežinau, aš manau, kad pagal įdirbį dabartinis turėtų turbūt būti antras. Edgaras, ne? Jo. Ne Federas. Aš manau, kad toliau galbūt Tomas. Danilevičius, taip. Jo, tada Eimantas.
Medvinas turiu minį. Nu, ir Dirmeikis su Kvadrau lieka turbūt, ne? Tai... Aš nežinau, Zimnicką tu išmetė iš viso iš sąrašo. Zimnickas toks... Jis nebuvo galbūt ir tikrai, bet jis ir nebuvo blogas. Jis realiai prie Dirmeikio, manau, kad dar kai ką ir nuveikė gero tuo metu, gaila tik tai, kad... Aš tam sutinku, žinau. Gal netgi tuo metu ir arčiau futbolo buvau negu tu, tai taip. Tai nebuvo didžiausias blogis Lietuvos futbole. Tai aš manau, kad aš taip vertinu, ką Edgaras daro toje situacijoje, kokioje jis yra. Nemanau, kad jo situacija yra daug geresnė negu mano. Tai... Ta pozicija niekada nebuvo gera, gal kada nors. Bet... Jo, tai aš tai manau, kad tai, kokioje situacijoje jis yra, aš manau, jis daro tikrai labai gerai. Tik tai manau, kad vis dėlto vis tiek reikėtų daugiau tais futbolo klubais remtis ir duoti tiem futbolo klubam daugiau tos savarankiškumo, tada būtų iš viso gerai. Man patiko, kad Liutauras Varnavičius pirmas, tu kaip tai ne... Ne prieš tai. Aš gal bent pagal stažą. Okay. Ir pagal pasiekimus. Aš dar turiu klausimėlių čia GPT, kurie sugalvoja, ne, aš sugalvojau vėlgi. Tik tai parašiau apie ką. Tai pirmiausiai toks. Jei rytoj taptumėt diktatoriumi Lietuvos futbole, kuriuos 3 dalykus uždraustumėt pirmą dieną? Diktatoriumi. Na, aš kai atėjau pradžioje, aš pasiprašiau 8 metų garantijos laiko. Tai, aš atsimenu. Tai, ta prasme, aš tą gavau, aš tą padariau. Ta prasme, gaila, kad aš nepadariau to iki galo, kad nepanaikinau sistemos rinkimų tokios, kuri iki šiol yra įdinga Lietuvoje futbolo. Ta prasme, jinai vis dėlto futbolo klubai turi per mažą žodį. Ir tie iš kišenės išlaikomi funkcionieriai turi per didelį gatvę, pliažas ir visą kitą. Tai čia šitas yra pirmas dalykas, ką reikėtų padaryti. Tai pirmas dalykas, ką reikėtų padaryti. Antras dalykas, manau, kad reikėtų pakeisti vaikų, jaunių iš visą vadovybę, kas susijama tuo. Tai šiaip jų negalima prileisti prie vaikų. Nei prie futbolo, nei prie vaikų. Nei prie vaikų, nei prie futbolo. Ir ką žinau, jeigu būtų galimybė vis dėlto, ta prasme, aš norėčiau, kad būtų visiškas balansas tarp klubinio rėmimo ir federacijos rėmimo klubų ir federacijos rėmimo bendrą masinį sportą. Tai ką reikėtų padaryti, tai reikėtų vis dėlto grįžti prie tų idėjų, kas buvo planavimas su verslo planais, su KPI-ais, su visais principais. Vis dėlto čia yra organizacija, turi profesionaliai dirbti. Kalba dabar kaip dirbtinis intelektas šiaip. Ką? Sakau, tu kalbi kaip dirbtinis intelektas dabar. Sorry. Toliau, kas labiau išvargina, UEFA posėdis ar 5 minutės Lietuvos futbolo komentarų skiltyje? Čia tavo šitas uždavinėja toks klausimas? Taip. Komentarų skiltis. Nežinau, aš išmokau vis dėlto kitaip reaguoti į komentarus. Dabar jau būtų nebevargintų visiškai komentarų skiltis. Storodamas tai vadinama. Jo, tai o UEFA posėdžis tai vėl priklausydavo nuo ko, bet pavyzdžiui, man geriausias laikotarpis UEFA posėdį būdavo, kadangi aš buvau jauniausias UEFA komiteto narys vykdomojo, tai šalia mane sėdėdavo FIFA komiteto nariai, kurie atstovaudavo FIFOje UEFA ir šalia manęs dažniausiai sėdėdavo Francas Beckenbaueris. Tai jo didžiausias dalykas, jis visą laiką spardavo man į koją, sako, Liutaurai, eina malaus, nu ką tu čia klausėdi? tai čia mano būdavo pas geriausias, žinok, taip gerai būdavo, kai jo paklausyti. Bet tai hebra, ne? Beckenbaueris platiniai. Taip, turiu. Čia dar daug turiu, bet gal išrinksiu. Tai kažkiek tai. Ar yra bent vienas Lietuvos futbolo žmogus, kurį visi mėgsta, ar čia tiesiog neįmanoma? Kad visi mėgtų. Bet ką reiškia futbolo žmogus? Tai galėtų būti žaidėjas, ar tai ar turėtų būti funkcionierius? Futbolo žmogus? Aš manau, kad šiandien gynėjai visi. Čia ne aš klausiu. Aš manau, kad gynėjai visi mėgsta. Šiandien taip. Aš neraščiau žmogaus, kuris gynėjai nemėgtų.
Nu, arba tarkim jūsų Lasicką, už ką jo nemėgti. Ne, tai aš kalbu dabar truputį apie tai, kas va taip matosi labai stipriai viešumo ir panašiai. Ta pačia Rimantė. Mažiekiai valdo, nu ką. Iš to paties gardelio ten. Nu, aš turiu nuotrauką, kur aš Rimantį įteikinėjau Ežio Golo. Tai tokia jo. Ir tada paskutinis šitų, jeigu dabar atsuktumėm laiką į 2000-uosius, ar vėl eitumėte į futbolą, ar rinktumėtės ramesnį hobį, pavyzdžiui, kovą su lokiais? Nes kaip tik lokiai aktualija dabar šių dienų. Aš kadangi neapkenčiu medžioklės, nesu važiavęs pašvinių į medžioklę, tai... Futbolas. Tai vienreikšmiškai futbolas. Gerai, šiandien turėjom mūsų pirmą blyną, aš manau, kad, tikiuosi, kad neprisvilo, tikiuosi, kad grįšit. Šiandien mes turėjome Liutaurą Varanavičių, ilgametį Lietuvos futbolo federacijos prezidentą senais gerais laikais, kai mes buvom jauni ir gražus. O iš tikrųjų, jeigu jums neprailgo tas laikas, jeigu jums patiko ar bent jau nesusierzinot, grįžkite. Čia buvome mes, aš Nerijus Kesminas, Liutauras Varanavičius ir Marius Grinbergas.